Sveiki visi, šiandien vėl taisysiu Range Roverį. Reikia būtinai pasikeisti vožtuvų dangtelio tarpinę, dėl to, kad viršuje, ten kur yra purkštukai, jau pradėjo kauptis tepalo balutės. Tai šiandien visai graži pavasario diena, galima bus pusiau iš lauko dirbti, lauke šilta, dabar jau ryte plus 10 laipsnių, diena dar tik šils ir galim bus šiek tiek pasitepaluoti. Va čia va, nežinau kiek matosi, bet visur tarp purkštukų yra po balutės. Dabar yra truputį mažiau, nes šiek tiek turbūt išbėgo, kai mašina stovėjo nuokalnėje. Reikia pasikeisti tarpinę dėl viso pikto, kad neužsidegčiau iš to savo mašinos. Ir belieka tikėtis, kad purkštukai išsitrauks, nes kad tarpinę pakeičiau, reikia būtinai dizelinius purkštukus išimti, kurie kartais būna prikepę. Na, aš tikiuosi, kad porą mėnesių apsiėmęs tepalus purkštukus šiek tiek palengvins mano užduotį ir galėsiu sėkmingai, be streso juos ištraukti. Na ir galima pradėti. Pradžiai oro filtrą išimsiu, atjungsiu EGR, nuimsiu nuo įsiurbimo kolektoriaus ir pradėsiu imti įsiurbimo kolektorių lauką. Na, mano įsiurbimo kolektorius, tai ką žinau, pusė bėdos atrodo. Yra suodžių prisikaupusių, bet ne tiek daug. Mano EGR vožtuvas kažkaip keistai užsikišęs, kaži čia normalu. Čia kažko atrodo vidury trūksta. Čia viskas gerai. Kaip galvoju? Toliau ardysiu oro srauto matuoklę, imsiu lauk. Turbino šlanga išimta. Na, neseniai buvau ir išėmęs. Reikia būtinai užkišti skylutes įsiurbimo, kol kas nors neprimėtė varščiukų į vidų. Tas kas nors tai turbūt aš. Panašu, kad jau reikėtų pasikeisti ir turbinos vakuumo žarnelę, nes vietom jau apskerdėjęs tas turbūt čia apsauginis sluoksnis, ar kaip jį pavadinti. Nu, bet prie to pačio reikės nuvažiuoti, nusipirkti naują žarnelę. Nes atrodo nekaip. Labai nekaip. Jau galiu atsukti ir atjungti purkštukų laidus. Purkštuko elektrinė dalis. O dabar reikia grįžtamą žarnelę nuimti. Po biškutį judam. Vienas. Two. Tada! Atsuku ir išimu dizelinio kuro magistralę. Oi, bėga dizelis. Gerai, pirmas purkštukas. Pradžiai atsisukam varžtus. Wow. Kai sėkmė eina. Tada! Pirmoji sėkmė. Liko dar 5. Kaip tą tarpinėlę reiks iškrapštyti? Nu, kaip nors. Vos nepamiršau. Reikia sunumeruoti, nes kiekvienas purkštukas turi savo cilindrą. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Nu, čia pirmas.
Negaliu sustoti, reikia bandyti antrą išimti. Labai įdomu, kaip seksis. Labai gerai. Antras taip pat lengvai. Cilindras numeris 3. Pirmą kartą taip sunkiai atsiveržė. Negeros naujienos. Nebe taip lengvai. Purkštukas kaip reikiant apsišikęs. Ai. Cilindras numeris 4. Haha. Lengvi įmimai baigėsi. Gerai, ketvirtą neišimu. Pabandysiu pažiūrėti, ar su penktu tas pats. Teoriškai turėtų būti blogiau kuo toliau. Taip ir bus. Penktas. Panašu, kad draugaus. Gerai. Tinka. O bet tai įdomu, kaip reikia. Čikštynė. Reikia pažiūrėti kaip šeštas. Oi. Nu gerai. Šeštas purkštukas juda vos, bet bus taip pat kaip su ketvirtu. Gal net sunkiau. Nu, dar biškį trūksta. Bet jau artėja. Jau biškį pakilo, bet dar nepasiduoda. Jau. Baig. Valio. Ketvirtas šiknius laukia. Apsivėmęs visas, apsitriedęs laukia. Po truputį kylam. Iš lėto.
Yra. Haha. Purkštuks yra, bet reiks šitą visą išimti. Tik ne tai. Tik tai 2 varžtus tai reikia atsukti. Geras, net negalvoju, kad taip patogu. Ką aš galiu pasakyti? Tobulą mašiną veikloms. Va, prašau. Viskas išsijėm, galėjau iš anksčiau išsimti. Belė kokią gerumą prieims. Nežinau jokios geresnės mašinos su geresniu prieimu kaip Range Rover L322 TD6. Pasaka. Na ir pagaliau 6 purkštuko ištraukimas. Going out. Tobula. Paskutinės smulkmenos, iki kuomet bus galima nuimti vožtuvo dangtelį. Nu gerai. Panašu, kad viskas galima atsukinėti dangtelio varžtus. Jėga. Gerai, nauja diena, senos problemas. Dabar reikia išsivalyti šitą purkštuko lizdą, kuris atrodo labai gerai. Labai gražiai atrodo. Tai ką, pradžiai išsitrauksiu tarpinėlę varinę ir tada įmesiu į vidų varžčiuką, kad galėčiau pradėti valyti suodis. Ups. Na, cilindras daugmaž apsaugotas, o dabar reikia sutvarkyti šitą jovalą. Gerai prikepę. Norėčiau pasakyti, kad turiu gerų įrankių valymui, bet dėja. Nieko čia neturiu. Turiu tik daug suodžių. Mano siurblys truputį per stiprus, sutraukė viską kartu su varžčiuku. Paskubėjau siurbti. Va tokiam technologijom naudojas. Lėtas progresas. Neblogai. Atrodo jau pusė bėdos. Dar vienas ne pats gražiausias, bet čia tik skyšiai. Gerai, apačia jau švari, nu o dabar automatinis. Tobula. Na ir paskutinis, pirmas cilindras. Svarbiausia varžtas, kuris apsaugo nuo šlamšto, kuris gali įkristi vidų. Nice. Labai gražu.
Nu ką, metas išimti tarpinę, dėl kurios ir pradėjau viską daryti. Tai čia tą tarpinę naują dėdė. Aha, Nauja čia. nu ne, čia senas. Bet tai, kad neatrodo kol kas tai baisiai, tai vat įdomu. Kokia velnė man čia reikia. O čia ant tų nereikia niekia silikono, nieko. Čia guminės yra. Reikės biškį silikono. Kampiukuose, kur keičias labai smarkiai kryptis. Aha. O čia ir bėda, kad centriukas visiškai sukietėjęs. Už tai ir man leido prie tų purkštukų tepalą. Net nebeišsijam. Tai gerai, ką keičiu. Nebus taip lengva ir išimti. Išsiėmė. Išėmė senąją tarpinę, greitai prapučiu šiukšles, praplaunu ir surinkinėju, nes dar šiandien norisi viską užbaigti. O taip atrodo išvalytos purkštuko angos. Nu ką, jau beveik laikas dėti tarpinę ir dangtelį atgal. Tikiuosi, šiandien dar spėsiu. Na gerai, dedam. Diena su galom. Na, šita tai gerokai minkštesnė tarpinė. Turėtų būti geriau. Metas dėti tarpinę, dabar truputį silikono tom vietom, kur yra keistų iškilimų. Ne koks prieimas, galiu pasakyti. Ai, bus gerai. Tikėkimės geriausio. Prisukinėju vožtuvų dangtelį, jį laiko koks milijonas varžtų. Atėjo vakaras, pats laikas dėti purkštukus. Ant purkštukų uždėjau naujas tarpinės, naują guminę tarpinę, kad kažkiek būtų geriau. Ir dabar bus paeiliui galima dėti. Čia mano numeracija, pirmas purkštukas, pirmas cilindras. Važiuojam, tikėkime tilps. Vos nepamiršau. Biškutį varę užpurškiau. Gal kad kitą kartą lengviau užsimtų, jeigu reikėtų. Toks jausmas, kad turėtų giliau būti. Pirmas purkštukas viduje. Antras purkštukas. Gerai. Trys. Keturi. Ups. Atsinešiau tai penktą. 1, 2, 3, 5. Ha. Svariuką. Rašo čia tai, kad 5. Nice. Gerai išsivarė, įsidėt be problemų. Nu ir viskas, visi 6 įdėti galima kurti. O dabar lėtas ir ilgas surinkimo užbaigimas. Prisuku purkštukus,
Tuomet pajungiu dyzelinio magistralę, pasijungiu atgal vakuumo žarneles ir galiu pastatyti siurbimo kolektorių į vietą. Prisukus visus kolektoriaus varžtus, statau EGR vožtuvą. Pasijungiu likusius daviklių laidus. Ir jau galiu statyti turbinos oro paėmimą. Jį prisukti nėra pati lengviausia užduotis. Liko tik purkštukų laidai ir oro filtras. Atrodo, kad surinkau viską. Atrodo, kad gerai surinkau. Bet nepabandęs nežinosi. Tai dabar 11 valandų nakties. Einu bandyti kurti. Pradžiai reikės užpompuoti dyzelį kelis kartus. Nu, tada bandysiu užkurti. Daug garso iš tiesų. Gerai. Užsikūrėm. Labai gerai. Kol kas akivaizdžių bėdų nesimato. Su neakivaizdžiom sužinosim vėliau. Dar reikia prasukti ratą pro rajoną. Ir bus šiam kartui tiek. Taigi, prabėgo jau visa savaitė, kai važinėju su Range Roveriu kasdienį darbą. Ir čia yra sausiau už patį sausumą. Manau, kad vožtuvų dangtelės keitimas pavyko. Labai gerai, labai smagu, nes tos balos labai nervino, o dabar matyti sausą dyzelinį variklį atrodo kaip šventė. Nice. Jeigu iš jūsų BMW M57 bėga tepalas pro vožtuvų dangtelį, nebijokit, nebekentėkit, keiskit, velniop, kaip seksis taip. Sunkiausia, aišku, yra išsiimti dyzelinius purkštukus, bet anksčiau ar vėliau tą pavyks padaryti. Galbūt užtruksit dieną, gal metus, bet anksčiau ar vėliau tikrai išimsit ir pasikeisit dangtelę tarpinę. Taip kad, ačiū žiūrėjusiems, nepamirškit paspausti patinka, paspausti prenumeruoti kanalą ir susitiksim kitam video. Ate!